Sveiki, mano vardas yra Gabrielius, pavardė Liaudanskas, pravardė Svaras. Aš jau 15, meluoju, ne 15 iš tikrųjų, nuo kokių, nežinau, labai daug metų. Aš jau visai alternatyvioje muzikoje ir alternatyvioje kultūroje. Ir prasidėjo pas mane viskas nuo pankroko, būdamas 13-14 metų, aš Vilniaus gatvėse sutikau įdomius žmonės, įdomiom šukuosinom, įdomiai apsirengusios ir įdomiai kalbančius. Jų filosofija man labai patiko, taip aš atsidūriau pankų gretose, kuriuose labiausiai, ką veikiau, tai turbūt užsiminėjau muziką ir nieko neveikiau, dar be viso to. Laikui bėgant, būdamas smalsus vaikas, aš lankydavausi Antakalny, Vilniaus tokiam rajone, besančiam nelegaliam įrašų turgelėje pravardę arba pavadinimu Baracholkė. Ir vieną kartą vienas jos veikėjas man padovanojo plokštelę, kurios niekam negalėjo parduoti, nes buvo kažkoks repas. Tai yra muzika, kuria nieks nesidomėjo Lietuvoje. Ir sako, žinai, tau gal patiks. Ir jeigu nepatiks, tai nežinau, prie sienos prisikalsi. Aš parsinešiau ją, taip, tai buvo tas oldschoolinis pirmasis repas, Afrika Bambata. Nieko nesupratau, pasirodė visiškas absurdas, kaip išraiškos forma, bet kažkas užkabino. Kaip sakant, yra toks posakis, kad tavo muzika yra ta, kuris tampa tavo širdies ritmu. Tai man patiko, paskui aš pradėjau gilintis, vis tik tai kodėl, kaip, iš kur atsirado, nes buvo smalsu. Taip susipažinau su šiek tiek repo istorijos ir galų gale dar vienas faktas, kuris mane labiausiai užkabino, kuris mane labiausiai trikdė pankrokę, tai kad aš visą laiką prirašydavau per daug teksto. Ir roko muzikoje tiek daug teksto nereikėdavo. Man visą laiką chebra sakydavo, tu parašai dainai teksto tiek, kiek užtektų visam albumui. Ir aš negalėdavau iki galo išsakyti. Ir dabar staiga randu tą muziką, kuri vadinasi repas ir kurioje aš galiu išsakyti tiek, kiek noriu, nes žodis yra galbūt netgi aukščiau negu muzika. Labai ilgai dvejojau, kaip ir visi, kurie nori pradėti, mes labai daug kalbam. Ypač paauglystėje, kad mes norim, bet nieko nedarom. Tai aš irgi taip kalbėjau, kokius 2 metus nieko nedariau, kol vieną dieną kažkaip tai nežinau ko paveiktas, drebančiom rankom susukau Andriui Mamontovui. Tai tuo metu sužinojau, kad yra tokia Vilniaus plokštelių studija, kurioje galima įsirašyti dainą. Ir aš paskambinau Andriui ir atsimenu labai, kad toks buvau, kai jis paklausė, kas čia skambina, aš niekaip nesugalvojau pasakyti kas, nes kalbu aš su Andriu Mamontovu, jis jau tuo metu buvo didžiulė žvaigždė, o kas aš? Aš niekas. Tai va, tai buvau labai nustebintas ir labai sužavėtas iš tikrųjų tiek Arno, tiek Andriaus darbu, nes pasirodė, kokie žvaigždės bebūtų, labai paprasti bičai, labai gražiai priėmė, kažkaip labai iš karto maloniai bendravo, labai gerai dirbom. Ten aš įrašiau pirmasis 2 dainas. Pradėjau ieškoti, kuris įrašinėt ir atradau kasetę, kurioje buvo alternatyvus rinkinys, vadinasi Pionieriai, ir įleido kažkoks tai porno sound garsai. Ir ten dansevas ir kastetas. O, galvoju, geras. Tai prasme, man patinka. Ir ten buvo numeris telefono. Aš paskambinau tuo numeriu, susitikom su kastetu, sakau, hebra, gal galėčiau pas jūs įrašinėti, aš pradėjau įrašinėti. Vienu žodžiu, jie įrašinėdavo mane ir bei įrašinėdami irgi pratys užsikrėtė šiek tiek repo virusu. Kastetas netgi pradėjo bandyti pats daryti repo dainas, pasivadino jis Afro tuo metu, dalyvavo blogiausių grupių festivalį. Nors, pavyzdžiui, GNG, kaip vadinasi iki tol mūsų tas projektas, GNG, tai mums neleido dalyvauti. Niekada organizatoriai mums neleisdavo dalyvauti blogiausių grupių festivalyje, nes mes negrojam gitarom. Tai čia buvo toks Afro įvadas. O aš dirbau toliau ir kažkaip tai taip gavosi, kad jau įpusėjus albumą susėdom, pagalvojom, kodėl mes čia dirbam, čia Afro, aš čia GNG, čia dar kažkas, tai jeigu iš esmės sėdim vienoje studijoje ir galėtume daryti bendrus darbus. Taigi Donce ir Kastetas prisijungė, arba susijungė su manim, 98 metai tai buvo, ir mes sukūrėm GNG sindikatą,
kaip po tokį, prikalbinom tuo metu jauną pradedantį didžėjų Mamanę, nes tikra repo grupė turi turėti didžėjų, čia yra old schoolas, tai yra taisyklė būtinai. Labai gaila, kad šiais laikais kuo toliau, to mažiau didžėjų dalyvauja tame, kuo toliau, to mažiau paisoma tų tokių šakninių taisyklių, labai gaila. Bet tikiuosi, kad tai pasikeis kažkada. Tai va, tai Mamanė, aš, Kastetas, Doncevas ir išleidom tą pirmą albumą, kuris vadinasi Tavo sielos vagis 99 metais. Labai ačiū Juliui Baliutavičiui, tokiam žurnalistui, kuris savo asmeniniais pinigais tiesiog tą albumą ir paremė. Kad jis toksai pasirodytų, mes prisipirkom CD-ų, prisispausinom viršelių patys savo ranką, dar Ugnius Liogė mums kūrė viršelį, irgi toksai legendinis metalų ir etnokultūros veikėjas. Pats maketavo, jį padėjo, labai ačiū ir jam. Ir mes išleidom albumą. Nešiojom, pardavinėjom, dalinom ten bilė kokiais keliais, bandėm jį rodyti didelėm leidybinėm firmom, bet vienintelis atsakymas, kurį dažniausiai mes gaudom, tai mums parodydavo kelią, kur mes turėtume eiti su savo negro muzika. Tai va. Po pirmo albumo mes kūrėm toliau, 2000 metais berods išėjo mūsų antras albumas, jo kelias yra lygiai toks pat, mes įrašėm albumą, nežinom, ką su juo daryti, apnešėm visas leidybinės firmas sakė ačiū ne, nu čia taip gražiai. Mes patys pinigų irgi neturėjom ir tada kažkaip tai paskambino mums Bomba, Zenka ir sako, žinai, apsimčiau išleist, surizikuočiau gal visai kažką. Nu ir išleido, ir tai ir buvo tas po nežinau kiek ten 7 metų grojimo rūsiuose ir savo, ir vieną kartą metuose underground kokiam nors tuselį prasidėjo kelias, kuris vat, yra dabar toks, koks yra šiandien GNG. Ir kažkada mes su Doncevu sėdėjom prieš savaitę laiko Hamburge po koncerto ir sakėm, klausyk, kas galėjo pagalvot, kokiais 98 metais, kad ten 15 metų praėjus, vat mes važinėsim po pasaulį, grosim, po Europą grosim, po Lietuvą tiek turėsim visokiausių reikalų ir prie viso to nebūdami popso grupe. Tai vat, tai kažkaip svajonė išsipildė. Aš užsirašinėjau trumpas mintis arba vaizdinius, arba į galvą šausius sakinius ant visko, kas pakliūna. Pavyzdžiui, mobilų telefoną, arba ant mažų lapelių, arba ant bet kokio popieriaus, nes visada kišenėje turiu markerį, nes kiekvienas reperis turi markerį, bet kokią formą. Tai va, tai užsirašinėjau, arba deduosi į galvą, bandau atsinešti iki namų ir užsirašyti, bet tai dažniausiai nesugalioja, turėkite omeny, nes geros mintis išgaruoja, net kartais per 10 minučių. Tai va, ir aš užsirašinėjau tokias trumpas atraižas. Paskui atsiradus muzikai, kurią arba aš, arba Doncevas, arba Pušas, arba Mamanė ar Kastetas sukuria kažkokią demo versiją, paskui aš pradedu iš tų trumpų atraižų dėliotis tekstą. Tai yra rinktis iš įvairiausių savo užrašų į bendrą pagal mintį, pagal idėją, pagal konceptą. Ir tada dažniausiai aš viską surašau, suglamžau ir išmetu, nes būna šūdas. Ir tada rašau vėl viską iš naujo, vėl dėlioju, vėl kažką, tai tas procesas užtrunka. Iki to momento, kol man pačiam jis yra priimtinas, nesakau, kad labai patinkantis, nes tokių dainų turbūt nėra, kur aš būčiau visiškai patenkintas, bet kad man jau būtų priimtinas, tai užtrunka nemažai laiko, bandai, trini, bandai, tai tekstą pasirašai, tai yra viena. Paskui bandai jį surepuoti ant tos muzikos, kurią turi. Vėlgi, tai labai daug kas priklauso nuo to, nes yra įvairūs tempai, yra įvairūs būgnų ritmai ir dar kažkas, tai nori sugalvoti kiekvieną kartą, kad tai skambėtų šiek tiek įdomiau. Tai va, tai yra normalus kūrybinis procesas. Gal nesigilinsiu į didžiąją repo istoriją, nes kiekvienas mūsų gali atsidaryti internetą ir paskaityti daug versijų, variantų, visą kitą. Jeigu tu esi naujas žmogus, atėjęs, tai dažniausiai susiduri su pirmąją problema, norėdamas bandyti repuoti, kur gauti instrumentalą, kur gauti muziką. Aišku, internetinis globalizacijos ledynmetis, jisai mums suteikia galimybę išsikapstyti visokiausių instrumentalų internetinėje erdvėje. Tai yra normalu, jokios bėdos nėra. Pradžiai tai netgi galbūt kaip treniruočių būdas yra visai neblogai, tačiau jeigu turi daugiau ambicijų
arba nori su niekuo nebūti sumaišomas, kad ta muzika, ant kurios tu repuoji, visada būtų tik tavo, tai tu arba užsakai instrumentalą pas beatmakerį, nereikia pasakot, kaip reikia užsakinėti pas beatmakerius, čia tiesiog yra susitarimo klausimas, bet jeigu nori padaryti tai pats, tai procesas yra labai paprastas. Aš papasakosiu, kaip aš darau. Nes darau pagal senasias taisyklės. Dabar elektronikos laikais daug kas yra daroma savaime, įgrojant, sukuriant, naudojantis pluginais, visų kom. Aš šiek tiek jais irgi naudojos, bet pagrindinė kūrybinė inspiracija pas mane yra tokia pati, kokia buvo ir hip-hopo atsiradimo metu, 90 metais, ypač tam aukso amžiui, hip-hopo aukso amžiui, kada ir aš su juo susidūriau, tai yra plokštelės ir patefonas su mikšeriu. Aš dedu plokštelę, dažniausiai tai būna saulo, funko, džiazo, klasikos plokštelė. Susirandu toje plokštelėje tam tikrą iškarpą, ištrauką, ją persikeliu į kompiuterį ir tada tenai kompiuteryje aš jau dedu beatą, bosą, apgroju harmonijomis, įrašau papildomus instrumentus, dar kažką, kol gaunu jau gatavą muzikinį kūrinį. Tada belieka rašytis tekstą, eiti į vokalinę ir įrašinėti dainą. Parodysiu pavyzdį, kaip tai yra daroma. Aš pasiėmiau plokštelę, užsidėjau Vivaldžio muziką ir nusiripinau savo į kompą jo kūrinį, kuris skamba va taip. Sakyk, va taip. Pagarsinsiu biškį. Tai nėra labai svarbu, nes čia jis eina, visas kūrinys, vienu žodžiu, va, štai jis toksai yra, koks yra. Aš jį susikarpiau į mažas dalelės, va, visokias tokias mažas dalelės, susidėliojau įvairias jo vietas, susidėliojau mažas dalelės. Paskui aš užsidėjau, nu, pavyzdžiui, ten, beatą, kokią, na, čia dar vis samplai, aš užsidėjau beatą. Užsidėjau kažkokias, kas čia, va, hi-hatai. Paskui užsidėjau klepsai kažkokie tai, nu, vienu žodžiu, begalė visokiausių įvairių dalykų, tokių tam tikrų prieskonių. Šiuo metu šita daina dar nėra pabaigta, instrumentalas šis nėra pabaigtas, čia irgi proceso metu viskas vyksta. Nu, bet galiu parodyti maždaug tokį demo, kaip dabar tas Vivaldžio kūrinys į ką pavirto.